Labas, mėlyjeji. Sveiki susitikę naujame video. Taigi būtinai paspauskite subscribe ir like mygtuką apačioje. O šiandien susitinkame naujame video ir galvoju padarysiu sekmadieninį video. Rytoj pirmadienis, įkėlimo diena. Tai galvoju šiandien būtų gerai pafilmuoti. Ir galvoju, niekad nesu jums parodžiusiu, kaip mes užbaigėme savo 3 kambarius. Tai galvoju, puikia proga, nes šiandien ryte apsitvarkiau, nes, kaip žinote, kai turi vaikų, namai visada yra betvarkė, bet kažkaip Austėja stengiasi nesuvelti man po tvarkymuose ir nuėjo dabar miegoti, tai galvoju, puikia proga parodyti jums, kaip mes čia tos kambariukus užsibaigėme. Kaip žinote, prieš gimstant Austėjai, Arūnas suremontavo visus 3 kambarius, ir virtuvę su vonia mes nebespėjome dėja suremontuoti, nes Austėja jau gimė, o tada reikėjo rūpintis pirmiausia ją. Tai kol kas dar ir taupome pinigus remontams, tai neskubame jų daryti. Ir aišku, dar tas faktorius, kad labai daug dulkių būtų ir ko gero mes Austėja gal neturėtumėm išsikelti trumpam. Tai nežinau, kada čia viskas paeis šitą kortą, bet jau, remontas darysim vėliau, pratęsim. Taigi, pirmasis kambarys yra mūsų miegamasis. Čia yra iš vidaus jau duris. Ant mygtukų uždėjau tokius lipdukus gražius Austėjai. Taip, rozetės. Čia yra 2 padarytos, nors televizoriaus mes čia nesidėjome, bet vis tiek rozetės padarėme. Tai kartais jų prireikia. Tai va, čia įėjusi yra 2 kilimukai iš vienos ir iš kitos pusės. Mūsų dvigulė lova didelė, kur telpam ir kartais Austėja, bet dabar, kai Austėja yra jau didesnė, truputį taip sunkiau įtilpti su ja. Kartais būna, kai serga, tai miega Arūnas su Austėja kartais, arba aš su Austėja. Ir taip apsikeičiam. Ir tada kažkas miega pas Austėją kambarį lovai. Tai va, toliau eina siurblys. Siurblį padėjome papačią, spintelę, 2 lemputės ir taip pat ir kitoje pusėje. Tada eina šuniuko būda, čia miega jinai naktim. Tada čia džiauname rūbus dažniausiai, kad nesimaišytų kitur kambariuose. Ir va, dar kitoj pusėje parodysiu, kas yra. Tai oro toks drėkintuvas ir saterinis aliejus ir vėl lempa ir ten kartituvas toksai yra. O užuolaidos gražios. Tada aš čia visai nesenai paprastą kėdutę turėjau, bet persinešiau fotelį iš Austėjos, kad būtų man biškai patogiau sėdėti. Tai va, aš čia turiu savo makiažo stalą ir / darbo stalas. Tai čia ir darbuojasi prie kompiuterio dažniausiai ir tuo pačiu ir makiažus darau. Tai va toks staliukas, čia susidėjusi su šitos tamponėlius, akinukai, eterinis aliejus, čia va lapeliukai visokie užsirašyti, mano aiškus kompiuteris ir šepetėlių, begalės šepetėlių. Ir čia dar esu pasislėpusi lagaminą savo makiažų, kur daugiau priemonių visokių sudėtų. Čia nelabai sutvarkytas yra, bet taip maždaug parodau, čia visokių dalykėlių yra ir lūpdažių visokių pridėta, žodžiu, nagam tvarkyti ir panašiai. Tai va, viskas labai gražiai sutilpo man čia. Būtent ėmiau tokį staliuką, kuris būtų su stalčiukais, nes pastebėjau, kad stalai būtent su vienu stalčiumi kažkodėl. Nes nelabai daug kas telpo, man reikėjo daugiau stalčių, tai aišku, tada jau sunkiau įsitalpinti ir atsisėsti, nes čia mums lova jau kliudo. Kadangi mes, kaip matote, darėme rozetes vertikaliai, ne horizontaliai. Čia tokia idėja radau internete, kažkokie žmonės buvo pasidarę, kad mažesnis tarpas būtų tarp spintelių ir tie jungtukai nepasislėptų už spintelės. Tai vat pasidariau taip, kad žodžiu būtų patogiau išlipti iš lovos ir nebūtų labai išsikišus spintelę. Suprantat, ką noriu pasakyti. Tai mes jau lovos labai slankioti ir nelabai begalime. Tai va, tai toks va trumpas update'as, kas čia vyksta. Štai tokia ledinė lempa graži, labai patiko. Ir Austėjos kambarį tokia pačią mes padarėme. Jinai turi tokį
Nežinau, ar matosi, bet biški va taip blizga. Labai gražiai įsijungus šviečia ir keliom šviesom galima padaryti. Šiltesnė, šaltesnė. Tai va, tai būtų toks kambariukas, miegamasis. Toliau yra salionas. Tai salione turime štai tokią situaciją. Čia yra Arūno darbo stalas. Tai tiesiog jisai labiau čia žaidimus žaidžia. Visokie tokie sudėti dalykėliai, porą knygučių ir visa kita. Iš tikrųjų, jau galiu po kiek laiko naudojimo pasakyti, labai tepusi. Bet reikės gal pasimti tą cheminį valymą ar kažką tokio, ar per laiką įsigysime, gal per laiką pavyks įsigyti tą garinį valytuvą, žodžiu. Tai va, nupirkome austėjai kėdutę, foteliuką, labai faina tokia iš internetinės Facebooko, kažkokios Facebooko puslapio. Tai va, tai nupirkome, jisai, matote, pasidaro į foteliuką ir gali vaikas atsikulti, tai labai fainas, iš tikrųjų labai patiko ir dizainas. Tuomet kitame kampe eina pianinas, televizorius, lentynos, dėti žaidimai, visokie knygos daugiausiai, kolonėlė, lemputė, turėjau kitą lemputę, bet austėja sudaužė man ją vis drankydama ir kažkaip turėjau kitą, tai va, padėjau dabar kol kas šitą, nors jinai yra sidabrinė, nelabai dera. Tai va, o čia yra, reikėtų dulkės pasivalyti, čia yra ginkmedis. Turiu ir ginkmedį, man atrodo. Kiek pamenu, jisai visai gerai čia įsikerojo, tai reikia prižiūrėti. Tada yra staliukas, tai kartais, kai svečiai ateina, mes čia pasidedam, o šiaip paliekam laisvę, kad austėja galėtų vaikščioti. Vis tiek austėja čia dažniausiai ir valgo, tai mes padedam ją į tą kėdutę įkėjus ir jinai čia valgo. Jo žaisliukų dėžutė, čia viską irgi reikės dar pertvarkyti, nes toks samišis. Bet va, yra žaislinis namelis, virtuvėlė, dar vienas guliukas šuniukų atsigulti, šiukšlinė pamperiam. Tai va toks vaizdelis salione. Eina koridorius. Koridoriui mes dar nieko kol kas nedarėme, tai tik tai yra grindys sutvarkytos, bet dar reikės ir čia va pasibaigti ir perdažyti, žodžiu, ir galbūt baldus kažkokius užsakyti, tai žiūrėsim dar. O čia kaip ir nieko nėra daryta, virtuvė, kaip matote. Tai yra sukeltos grindys, per 6, gal daugiau, gal mažiau čia yra šitoje vietoje centimetrus, tai va, tai dar kol kas nieko čia nedaro. Va, austėja jau atsikėlė, taip, austėjytė, atsikėlė, gerai išmiegojai. Taip, atsinešė į savo žaisliuką, šuniuką, išsitraukė iš sandėliuko, nes sandėliuke pakeitalioju žaislus. Kad austėjai šiek tiek pabosta tie žaislai, tai aš juos ant paslepiu ir tada vėl jinai išsitraukė, pamačiusi ir vėl džiaugiasi. Tai va, tai pakeitaliojimas veikia iš tikrųjų. Tai va, tai dabar austėja atsikėlė ir norėčiau jums parodyti dar jos kambarį. Austėjos miegamai. Liaujame, parodysi savo kambariuką. Einam, parodysi savo kambarį. Einam, parodysi, kaip atrodo kambarys. Einam, parodysi. Jo. Stojamės ir einam. Parodysi savo kambarį, kaip atrodo tavo kambarys. O kur tu išeini? Austėja. Kuku. Čia. Tai va, žodžiu, dabar čia biškis kalbinių išskalbiau, tai, bet duris, šitas darytės man labai patinka. Nu, va, sandėliuko parodysiu. Imk šuniuką. Tai va, šitas darytės parodys labai gražias, jos baltos, mes iškart išsirinkom, tik tai pradėjus remontams daryti, tik tai afadas atskirai ėmėm. Tai gal nedaryčiau to paties, tai imčiau bendrai viską, norėjom sutaupyti, bet jie biški tokie, na, jau iš kitos parduotuvės netokie kokybiški yra. O duris tai labai gražios, rankinos gražias pasirinkom, tai labai patenkintas. Tai va, einant į kambarį, va, Austėja lingojasi ant Montessori linginių.
Irgi čia va lipdukai išklijuoti. Padėjau krepšį su jos minkštais žaislais. Taip, kitoj pusėje va įėjus durys yra. Čia dabar pakabintas tas šlapės. Žodžiu, gal ir nelabai gerai ant durų laikyti, bet kol kas jokių problemų nebuvo. Nėra labai šlapi. Čia yra katinėliai sužymėti, jos ūgiui matuoti mums. Tai va, matuojam visą laiką ūgį, pasižiūrim. Jau kokie 83 cm yra pasiaustėję. Gal 82. Žodžiu, čia padėjau Montessori laipynės. Tai jinai čia įlenda į tą, vat, būna, žaidžia. Kamuoliuką pasiėmė. Taip pat atnaujinot, kaip ir matėte, vienam iš vlogų rodžiau apie šitą. Iš Ikėjos staliuką ir kėdutę. Tai jinai čia piešia, užsiema tokiais darbeliais. Tada yra lentyna. Nupirkau irgi iš Facebooko parduotuvės tokios. Tai jeigu kam įdomu, galėsiu dar parašyti, tai parašykite. Lempa iš Ikėjos. Va. Tada taip, palangė. Čia tokie vat mini tokie visokie padėjimai. Ir lovytė austėjos. Ta Montessori lovytė. Biški, va čia esam pakabinę tokių. O kas buvo? Esam lempučių pakabinę. Ir va užkabinau iš temų, užsakiau tokių lipdukų labai gražių. Ir čia lemputėm padėjau. Ir tokia fėja. Tai va, fėja visą laiką eina po kaldrytės, tai man visą laiką čia viską suvelia. Nu, bet nieko. Va čia yra dar Montessori tokia linginė. Austėja įsilipa linguojasi čia visą laiką. Ir žaisliukus susidedam. Ir austėjos spinta. Tai va, spinta tokia elementari. Va čia pasikabinam halatuką. Prisidėjom visokių dėžių, čia kur kaupiam daiktus. Ar atiduoti vėliau, ar perrūšiuoti ir pasilikti. Ir va, rūbeliai jos, lagaminas austėjos. Dar apie puoduką dar pašnekėsime atskirai daugiau. Ir va, jos rūbeliai. Mini turas po visus 3 kambarius. Labai esame iš tikrųjų patenkinti rezultatu. Man kambariai labai šviesus atrodo, labai malonus, jaukus. Ir austėjos kambarys jau toks jau kaip mažo jau tokio vaiko darosi kambariukas. Ir labai smagu, kad jinai turi savo kambarį, čia ateina paskaito knygučių, aš galiu su ten prie savo kompiuterio padirbėti. Nu, toks fainas dalykas jau atsiranda, tai džiugiuosi, kad vyras paskaitė ir mums dabar nebereikia šito puoduko kankintis, nes nedarydavo. Tiesiog galvojau, nu tikrai išprotėsiu, niekaip neišeina mokinti vaiką. Tai va, tai nupirkau tiesiog iš Rimi parduotuvės tą dangtį, uždėti ant tualeto, kuris būtent vaikams yra nuo 1,5 metų, man atrodo, bet Austėja puikiausiai iš tikrųjų užtelpa ant jo. Tai va, tai labai gelbėjo dabar iš tikrųjų, jinai tik pamato, kad aš ant tualeto esu, jeigu jinai nori, tai jinai paprašo irgi ateina, tą dangtį paėma į rankas ir paprašo manęs, kad ant tualeto galėtų atsisėsti ir vieną kartą jau yra pakakojus, o porą kartų jau ar 3 net pasisiojo, nu, žodžiu, tikrai žymiai geriau sekasi negu su šituo puoduku, tai va, kas dabar esate šitoje kelionėje, galbūt šitas patarimas bus geras ir jums, kad tiesiog tą naudoti dangtį ant tualeto. Papasako, kaip tau labiau patinka? Taip, šaunuolė. Tu papasakosi mums? Ar tau ant tualeto patinka, ar ant puoduko patinka labiau? Ant tualeto? Taip, ant tualeto. Vau, kaip tu čia įdomiai šoki. Liftas atsidaro. Kipkis. Einam. Kipkis. Šičia, kipkis. Taip. Kipkis, Austėja. Čia įsikipk. Šaunuolė. Čia. Kipkis. Čia kipkis, taip. Šaunuolė.
Šaunuolė, kėpkis. Einam, pažiūrėsim, traktorius koksai čia atvažiavęs. Einam? Paukščiukai. Tai lauke šiek tiek šalta yra, bet išlindo užtat saulytę. Tai išėjome pasibūti laukelyje. Tai prie pat namų, niekur toli neeinam šiandien, nes vis dėlto nėra labai šilta, bet laukelyje reikia pabūti. Dabar Austėjas į smėliukų žaidžia. Čia mergaitė parodė, kaip reikia įdėti vidų smėlę šitą formelę, tai dabar mokinasi. Sudėdi viską ir taip ir reikia suploti. Taip, pasmėliuką. Šaunuolė. Tai ką, Austėją jau užmigdžiau ką tik. Ne ką tik, iš tikrųjų jau prieš valandžiukę. Tai va, pasidariau savo tipiškos salotas. Čia gal nelabai gražiai atrodo. Bet tofu, pomidorai, agurkai ir salotas. Ir sojų grietinėlė dar įeina. Prieskoniai, pakepinu tofu ir, žodžiu, gaunus tokios šiltas salotas. Kažkaip labai užsimaniau salotų, matyt, po truputį pavasarį ateina tas jau noras salotas valgyti. Tai va, tai įsijungsiu dabar žiūrėti, kadangi jau dabar 8:30, tai jau pradėjo prieš valandą rodyti Lietuvos balsą. Tai įsijungsiu žiūrėti Lietuvos balsą ir pačilinsiu jau šiandieną. Rytoj laukia sportas, mankšta. Tai vėl judėsim. Žiūrėsiu, jeigu neprasidės mėnesinės, nes jau simptomai rodo. Galvos skausmas, pas mane nugaros skausmas, juosmenį rodo visus simptomus, kad turėtų jau prasidėti neužilgo. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Važiavau šiandien pasportuoti be Austėjos. Austėja šiek tiek kosyje ir sloguoja. Tai galvoju, tikrai nesivesiu, nes čia kiti vaikai su vaikais ateina. Tai va, tai žodžiu, aš pati šiandien irgi ryte atsikėliau su sloga ir kažkokia kaip gerlytė skaudančia. Labai prasta naktis buvo su Austėja, nes nelabai miegojo, prastai jautėsi. Tai va, tai žodžiu, labai prastai ir aš jaučiausi ir galvoju, gal net mėnesinės toj prasidės, tai nusipirkau paketų, bet dar niekas neprasidėjo. Tai va, tai atvažiavau sportuoti, pasiteisinimo jokių. Nors ir kažkaip nelabai gerai jaučiuosi, bet galvoju, turėtų pramušti man sportas, po to C vitamino įkalsiu ir gal kažkaip šventėm nepalūšiu, nesusirgsiu. Norėčiau būti sveika per šventės ir daug ką nuveikti, tai va. Ir tiek, kad važiavome pasportuoti, žiūrėsim, kas šiandien per mankštą. Tai turiu daug visokių problemų su sveikata šiuo metu, tai gal pasidalinsiu vėliau, kokie dalykai manęs laukia ir panašiai, nes susikaupė iš tikrųjų nemažai jų. Tai va, bet vis tiek nepasiduodu, einu sportuoti, judėti, nes judėjimas tikrai daug duoda. Na va, ką tik iš treniruotės, visai gera treniruotė tokia buvo, ne per sunki, bet ir tokia pasitampėm nemažai, apatinės juostos, tos nugaros daly, tai visai gera treniruotė buvo, tai va dabar pasiėmiau irgi tą smūvį iš apačioje esančios parduotuvės išgersiu. Tai va, kokteiliukas. Stengiuosi visada nusipirkti, jeigu spėju prieš treniruotę ir po treniruotės iškart išgeriu, nes labai valgyti norisi man, o po to
žinai, kai namuose grįžti, gali greit privalgyti kažkokių nesąmonių, kol nepasigaminai sveiko maisto. Tai mango, obuolys, apelsinas, bananas ir acerola. Tai be pridėtinio cukraus, tai paini tokia graninį pradėjo gamintis. Gera alternatyva po sporto. Aišku, tą patį galima ir su bananu padaryti, bet sultis greit išsigeria, tai bent jau kažkiek apetitą sumažina. Na ką, dar nuvažiavau į Pepko, šiek tiek nupirkau austėjų rūbelių, tai kaip visada, aišku, savo nieko neišsirenku, bet austėjai visada priperku, bet parodysiu, kai grįšiu namo, ką pripirkau. Tas maišelis, visokių gerių. Tai va, ką tik pavalgėm su šeimyna, pataisiu greitai valgyti, nes pas mus šiandien vandens nėra. Tai greitai pakepiau bulvyčių, tofu, padariau agurkų ir pomidorų salotų su krapais ir išviriau dar tokių daržovių šaldytų. Tai va, tai kažkiek vandens turime atsisaugoję, tai naudojau vandenį virimui. Tai va, taip keista, kai nėra vandens, tai toks biškai įkalintas esi. Nu, bet žodžiu. Tai, kaip ir sakiau, norėjau parodyti, ką nusipirkau Pepko. Tiksliau, ką austėjai nupirkau, nes savo tai nieko nenusipirkau, bet visą maišelį nupirkau austėjai. Tai pagalvojau, kad dabar, kai keliausime pas babą, pas senelius į svečius, tai nupirkau į tokį, išpakuosiu, parodysiu, gal geriau matysis, tokia lėkštutė su šakutė ir matot, dugnas prisikibdo, tai vat tokį įsidėti maistui, nes mes dažniausiai užmirštam paimti jas indelius, o čia viskas vienoje vietoje, tai galvoju, bus labai patogu ir kažkur išvažiuoti, keliauti ir panašiai. Taip, toliau, čia jau pasiėmiau kaip ir savo dalyką, savo naudojimą, bet kaip ir austėjai, tai paėmiau dar metalinių šiaudelių, nes kurios pleitus turėjau, tai jie buvo su dažais ir austėja nugriaužė tos dažus, tai paėmiau be dažų, kad būtų. Tada paėmiau šituos, aš čia kaip suprantu, yra klipsai užlipdyti, jeigu pradarai pakuotę, kad neiškristų iš pakuotės dalykai. Tai kažkaip aš galvojau apie tai, kad labai naudingas daiktas, bet kažkaip tik dabar užmačiau, kad yra tokių elementarus užsegimas. Va, toks užsegimas ir užsegi, pavyzdžiui, traškučių pakuotę, kažkokią kukurūzų pakuotę. Tai visai patogiai, sakyčiau. Tada paėmiau tokių pakelį. Kainos gal matosi, 1,30 kainavo. Šitas kainavo 4,50, o šitas 1,50. Na, o visa kita yra rūbai. Iš viso išleidau 36 eurus. Tai va, labai gražų kostiumėlį radau toks, ir spalva labai graži, austėjai labai tinka violetiniai rūbai. Ir čia yra iš Disney Baby kolekcijos. Tai nupirkau, kad dabar tik to 86 dydžio, čia yra iki 1,5 metų. Tai va, toks labai pasirodė fainas. Čia yra užtraukiamas blizoniukas, toks apačioje šiek tiek papūstas ir apačioje va kilnytės tokios. Ir jos tokios dar šiek tiek šiltos, tai va pereinamam laikotarpiu iki vasaros, pavasarį bus labai fainiai. Ir dabar va, jau kad tiktų dydis, tai iškart nupirkau, kad tiktų. Tai toks kyvat, sugalvoju, turėtų tikrai jai tikti ir patikti. Dar su katinėliais plus. Tada nupirkau, čia jau didesnį dydį paėmiau. Čia bus labiau vasarai, nes jinai jau pereis vasarą į 92 cm nuo 18 mėnesių. Tai va, tai paėmiau toks labai gražus pasirodė komplektukas. Labai medžiagytė, faina, organiška, medvilnė. Ir va, apačia tokia. Toks atspalvis labai mielas, jai labai tinka vasarą, jinai dar kai įdega veiduką, tai tinka toks rožinis tonas.
Na ir paėmiau dar vieną, paskutinis šių dalykas būtų. Tai paėmiau tokią striukytę. Čia yra lietpaltis, kas, manau, labai bus naudinga. Ir paėmiau irgi didesnį, 92 cm, tai čia irgi bus nuo 1,5 metų. Tai vasaros laikotarpiu, kada lietuvus gausim. Tai va, paėmiau tokį lietpaltį. Ir buvau paėmus dar prieš tai tokias kelnytės prie šito lietpalčio. Biški atspalviai skiriasi, bet tos kelnytės tokios, kur užsitempia su guma ant batukų. Tai va, galvoju, vasarą, jeigu kartais eisim kažkur po lauką žygiuoti, tai galės, kad ir tekšnoti po pelkės ir nesušlaps. Tai va, tai labai pravers, manau, tokie dalykai. Iškart investavau į šiek tiek vėlesnį laikotarpį. Tai va, tai tokie mano pirkiniai šiandieną, va, visokie tokie rūbeliai ir appliance'ai visokie. Tai va, tiek. Tai šiandien būtų tiek, eisiu jau redaguoti video, norėjau atsisveikinti su jumis, ačiū labai, kad žiūrite ir iki.